Šiandien ardysime Renault Zoe reduktorių. Tai va, čia yra reduktorius, toksai gan plonas, palyginus su varikliu visu vat. Nu tai nieko čia nėra, 3 padėtis. Pirmin važiuoti atgal ir neutrali, tai užtenka tokio reduktoriuko. Bet su juo yra bėda, jisai pradėjo ūžti. Tai ardysime, žiūrėsime, kur ten yra laisvumai, kuriuos guolius pakeisti. Nu ir dėsime tada ko gero atgal. Reduktorius jau atskirtas. Va, matome, kur įsikeša velnias, tai dažniausiai va čia va, nu iš kitos pusės, kai bus išardyta, čia va tas guolis dažniausiai būna ūžę ir va šitas dar. Nu, aišku, iš vidinės pusės išardžius. Tai va tuose būna problema. Ko gero dėl to, kad kažkas labai duknais važinėja, didelės apkrovos ir nelaiko tie reduktoriai. Tai, o čia jau matome variklio vieną iš pusių. Tai čia padėties tas daviklis yra. Reikės prasiskanuoti, ar jisai dar geras. Nu, tada žiūrėsime toliau. Dabar pabandysime dar tokį eksperimentą. Paklausysime, kaip variklio guoliai. Man atrodo irgi ne kažką. Girdisi konkrečiai, šitoj pusėje dar nieko. Bet va iš tos pusės tai dar labiau. Nu tai viskas aišku tada. Ir teks ir dėžiai keis guolius ir variklį. Bus įdomu. Atskyriau jau inverterį nuo variklio. Nu tai, kaip čia pasakys, grafito čia jau yra pridrožta. Nemažai. Ir būna va čia va didesnis grevėlis. Nu taip ir yra va čia. Daugiau užgraužta ant kolektoriaus, čia mažiau. Kokia čia reali rida? Neaišku. Nes ant šepetėlį 15 metų rašo vat. Kažkaip įdomiai. O pats variklis 17 metų. Ar nebus jau kažkas tai burta? Kodėl šepetėliai senesnių metų? Nu, įdomi, čia įdomi. Bus matyti, ką čia rasime giliau. Paaiškės.